Vakar Druskininkų pramogų aikštėje pradėjo veikti antrasis edukacinis kalvystės pleneras Plieninė plaštakė. Šio plenero sumanytojas ir organizatorius Juozas Kavaliauskas džiaugiasi, kad šįmet į plenerą susirinko dar daugiau kalvių iš visos Lietuvos ir kaimyninių šalių, bei atsirado gausus būrys mokinių, norinčių sudalyvauti edukaciniuose kalvystės užsiėmimuose. Pati idėja plenero tai gimė pernai, bet norėjosi jau seniai atgaivinti tas buvusias didelės šventes kalvystės Druskininkuose, kurios užgeso, nepriklausomybės laikotarpį jau nebuvo ruošiamos. Tai vis kažkaip tik tai svajonės, planai ir vieną dieną iš Baltarusijos moteris sako, norėtumėm pabendrauti. Yra kalviai, kurie atvažiuoti galėtų į Baltarusiją, gal per kažkokią šventę, gal į kokią mugę. Ir tada mes pradėjom planuoti, kad galima būtų padaryti tokią bendrą, reiškia, mūsų šventę kalvystės. Tokia pernai buvo labai nedidelė. Atvažiavo kalviai, žodžiu, be jokių lėšų, be nieko, šiaip atvažiavo, susirinko vyrai kelias dienas meno mokyklos kiemelyje iš Baltarusijos, Lietuvos, čia artimesnių kraštų, iš Alytaus, iš Veisiejų. Ir šiemet jau bendrai su kultūros centru buvo parašytas projektas kultūros ministerijai ir ta pavadinimą pernai metų Plieninė plaštakė, kurie mes kartu su Nina Paluckaja iš Baltarusijos sugalvojom, Želieznai mateliok rusiškai. Tai tą pavadinimą irgi palikom ir, žodžiu, norim, kad tai taptų tradicinė kalvystės šventė kiekvienais metais Druskininkuose. Dabar šiemet jau yra ne tik iš Baltarusijos, iš Latvijos, iš Lenkijos ir Baltarusijos ir Lietuvos. Iš daugiau miestų, iš Kauno, iš Šakių, iš Veisiejų, iš Alytaus. Tokie kaip Vytautas Jarutis, Regimantas Stanaitis, Juozas Varnelis, Ričardas Grekavičius iš Kauno. Žodžiu, viskas taip išsiplėtojo gražiai savaime, visi geranoriškai sutiko atvažiuoti, labai smagu. Plenero organizatoriai džiaugiasi, kad į renginio edukacinius užsiėmimus užsiregistravo net 60 vaikų. Šiandien ir rytoj nuo 15 valandos vaikai dalyvaus edukaciniuose užsiėmimuose, kurių metu mokysis dirbti ne tik su juodu metalu, bet ir su variu bei bronza. Mūsų šio plenero būtent tikslas yra padaryti saulutes. Tai ir buvo projektas, kad tradicinės saulutės kryžių viršūnės, kurios yra įtrauktos į nematerialaus paveldo sąrašą UNESCO, būtent saulutės ir kryžiai, stogastulpių viršūnės. Tai todėl mes darysim saulutes. Ir kalviai atsivežė ruošinius ir, žodžiu, čia dabar vyksta procesas, gamina saulutes, kurios bus eksponuojamos Viečiūnų bendruomenės kultūros centre. Ir tada važiuos pas Antaną Česnulį, kai kurios atsidurs visam laikui ant jo rūpintojėlių sienos. Kaip dovana, reiškia, bus pačiam skulptūrų poilsio parkui Antano Česnulį. Plenere Plieninė plaštakė dalyvaujantis Asociacijos Lietuvos kalvių sąjunga garbės narys, Lietuvos kalvių kalvis Vytautas Jarutis neslėpė džiaugsmo, kad Druskininkuose ir vėl atgijo kalvystės plenerai. Labai laukiam ir reikėjo senai, bet, kaip liaudį yra sakoma, niekada nėra per vėlai. Yra labai smagu, kad druskininkai pradeda atgaivinti tai, kas buvo pirmom dienom. Pavyzdžiui, man teko dalyvauti 71 metais pirmam kalvių šventį, ten, kur turgelis vyko. Labai graži šventė, labai daug žmonių. Gavau aš tada už lietuviškų darbų autentiškumą prizą 71 metais. O 86 metais Druskininkos per kalvių šventę buvo suteiktas kalvio vardas. Taip, kad druskininkai Lietuvoje labai susiję su kalvyste. Nei vienas taip miestas nebuvo susijęs kaip druskininkai, tai yra smagu, kad atgimsta, tai turėtų būti čia pilna aikštė. Lietuvos visi kalviai suvažiuoti. Aš manau, kad ateityje tai įvyks. Rugsėjo 14 dieną 17 val. Viečiūnų bendruomenės centre bus organizuojamas plenero darbų parodos atidarymas. Parodą iki rugsėjo 20 dienos galėsite apžiūrėti Viečiūnų bendruomenės centre. Vėliau iki rugsėjo 27 dienos paroda persikelia į Antano Česnulio skulptūrų ir poilsio parką.